Aš nežinau, ar teisybė yra tai, ką dabar jums papasakosiu, bet žmogus, iš kurio lūpų išgirdau šią istoriją, dievagojasi, kad būtent taip yra atsitikę. Ir ne bet kur, o Pavarių kaime maždaug prieš 10 metų. Tačiau tikslesnės datos pasakyti jis nebegalėjęs. O buvo taip. Tame kaime tėvai augino vaiką, kuris buvo visiškas nevykėlis, išdykęs, nevalyvas, be to didelis bailys ir nesutramdomas tinginys. Jis prisigalvodavo kuo įvairiausių atsikalbėjimų, kad tik nereiktų praustis, tvarkytis, dirbti, o ypač nueiti į tamsą sandėliuką ir atnešti uogienės. Ten smirda pelėsiais, Sakydavo jis, nors iš tiesų ten niekas nesmirdėjo, tiesiog jis bijojo tamsos. Kartą tėvai turėjo išvykti į svečius, o vaikas su savim nepasiėmė, kadangi tas visus namus buvo apvertęs aukštyn kojom. Išeikvojo visą savo kantrybę, tėveliai vaikui pagrasino. Jei grįžę namo ir pravėrę duris rasime nesutvarkytą svetainę, nenusipraususi vaiką ir nenugenėtus kiemo krūmus, galėsi eiti savais keliais. Žinoma, būdamas didis tinginys, vaikas nieko nepadarė, tad grįžę tėvai išvijo jį iš namų. Eik, ir kol nepasitaisysi, namo gali nebegrįžti. Eina vaikas mišku ir džiaugiasi namus palikęs. dabar galėsi tingėti, kiek panorėsi ir jokie tėvai man galvos nebekvaršins. Eidamas berniukas išėjo miško laukymen ir pamatė milžinišką ąžuolą dideliausiam šakom. Priėjo prie jo ir atsisėdo atsirėmęs į kamieną. Staiga ąžuolas ėmė kalbėti žmogaus balsu. Prieš 100 metų aš irgi buvau toks berniukas kaip tu dabar. Kartą pabėgau iš namų ir ėmiau miške gyventi tinginio gyvenimą. Tingėjau, kol vieną rytą pabudau pavirtęs ąžuolu. Nepatinka būti ąžuolu? Paklausė berniukas. Viskas kaip ir būtų gerai, tik kad čia labai vieniša. Neturiu draugų, užtat dabar tave paversiu tokiu pat tingiu medžiu, kaip ir aš, ir pasodinsiu šalia. Galėsim tada kartu čia nieko neveikti, bus smagiau. Bet aš nenoriu būti medis. Išsigando vaikas. Yra tik vienas būdas, nebent padėtum man susirasti kokį kitą draugą. O kaip tai padaryti? Reiktų atverti 3 stebuklingas duris ir atnešti už jų padėtus 3 stebuklingus daiktus. Tik tada aš tave paleisiu ąžuolu nepavertas. Vaikas nejaukais išsigando. Jis tikrai nenorėjo visam gyvenimui pavirsti ąžuolu ir taip miške užbaigti savo dienas. Todėl jis sutiko vykdyti ąžuolo užduotis. Sakyk, ką turiu padaryti? Ir tada ąžuolas jam tarė. Iš stebuklingo tvenkinio vidurio pasemk stebuklingo vandens ir atnešk jį man. Priėjęs prie tvenkinio vaikas sutiko vandens saugotoją Dumblinį, kuris šitaip kalbėjo. Nelįsk čia, galiu pripasakoti apie šį tvenkinį labai daug baisių dalykų. Ir apie žalę smirdantį vandenį, ir apie mirtinas dėles, ir apie šlykštų nuodingą dumblą. Tačiau vaikas Dumblinio nepabūgo, užsiėmė nosį ir šoko į tvenkinį, ketindamas pasemti vandens iš paties vidurio. Pasiėmęs kibirėlį vandens, pauostė ir suprato, kad smirdėjo visiškai ne tvenkinio vanduo, o pats sergėtojas. Tada paragavo ir pajuto, kad vanduo švarus ir tyras ir tikrai stebuklingas. Taigi jis nunešė vandenį ąžuolui, padėjo kibirą prie šaknų ir tuoj gavo antrąją užduotį. O dabar lipk į aukščiausią miško eglę ir nuskink nuo viršūnės auksinį kankorėžį, kuri paskui atnešk man ir pakabink ant šakos. Vaikas rado tą eglę ir jau lips viršūnėn, tik jaučia, kad už bato jį kažkas laiko. Tai buvo eglės saugotojas Vienabatis. Atiduok man batą, nes išmesiu iš eglės. Rėkė Vienabatis. Pasimk! Tarė berniukas ir nusevęs batą numetė kuo toliausiai. Vienabatis nubėgo pasiimti bato, o vaikas greitai išlipo viršūnėn ir nuskynė auksinį kankorėžį. Parnešęs pakabino ant ąžuolo šakos, o tas ir sako. Šaunuolis, beliko paskutinė užduotis. Pamiškė yra toks Pavarių kaimas. Jame yra iškeiktas tvartas, kurio nieks negali susitvarkyti. Iš to tvarto atnešk stebuklingą kastuvą, su kurio iškasi šalia manęs duobę. Tada į duobę dėk auksinį kankorėžį, užpilk žemėn palastik stebuklingų vandenį. Kur dings vaikas? Eina ieškoti kastuvo, atsiranda prie tvarto, bet mato, į duris atsirėmęs miega tvarto šeimininkas. Pažadino jį vaikas ir prašo stebuklingo kastuvo, o šeimininkas ir sako. Eik ir pats susieškok, vis tiek ten nieko neįmanoma rasti. Vaikas įeina į tvartą ir ten jau užpuola piktos tvarto dvasios, kriuksėdamas kaip kiaulės.
Jis čiumpa pirmą pasitaikiusį daiktą ir kariauja su dvasiomis tol, kol jas nugali. Ir tik tada jis pastebi, kad jo rankose buvo tasai stebuklingas kastuvas, kurio jis ir ieškojo. Tada berniukas grįžo prie ąžuolo ir padarė viską taip, kaip stebuklingas medis buvo liepęs. Tuoj prieš jo akis išdygo eglė, kuri tapo ąžuolo drauge. Ąžuolas padėkojo berniukui ir tarė: Grįžk namo. Kaip tu padėjai man išspręsti mano problemas, taip aš tau padėsiu išspręsti tavo. Viskas taip ir įvyko. Grįžęs namo berniukas rado pasiilgusius tėvus ir sutvarkytus kambarius, o ąžuolas daugiau su nieko kitu ir nebesikalbėjo, tik su savo egle. Todėl niekas niekada iš jo daugiau nieko ir nebegirdėjo.